Labą dieną, su jumis Rokas Jarašius ir šiandien norėčiau pakalbėti apie dievišką komandą ir kaip dieviškos komandos atskiros dalys būtent pasireiškia, kai jos dominuoja esybėje. Pradėsiu nuo sielos, tiksliau gal išvardinsiu kokios dalys sudaro dievišką komandą, tai yra siela, dvasia, aukščiausioji, dvasinė širdis ir protas. Pradėsiu nuo sielos, kaip minėjau. Tai siela esybėje atspindi žmogaus moteriškąją dalį. Ir pas moteris siela būna ta dalis kaip ir didesnė, pas vyrus šiek tiek mažesnė. Nes pas moteris būtent ir dominuoja ta moteriška energija ir jinai turi dominuoti. Kai pas žmonės atsiranda nebūna pusiausvyros ir siela per daug pradeda dominuoti, jis gyvenime daro ne tai, ką reikia, o tik tai, ką nori. Ir tas darymas tai, ką nori, ne visada yra gerai, nes žmogus turi daryti iš tikrųjų tai, ką reikia, kas jam padėtų tobulėti, kas jam padėtų augti. Ir, pavyzdžiui, tokios savybės, kai noriu, tarkim, vien tik tai tingėti, negerai, arba užsinoriu, tarkim, susileisti narkotikų, ir tas noras susileisti narkotikų tikrai nėra iš dvasios, nėra iš aukščiausių, nėra iš proto, nėra iš širdies, tai yra iš sielos, nes jis tiesiog daro tai, ką nori. Ir tai nėra gerai. Taip pat, kai siela pradeda dominuoti stipriai, nėra pusiausvyros tarp sielos ir dvasios. Paprasčiausiai, kas atsitinka. Tokie žmonės dažnai verkšlena, dažnai būna gležni, viskas jiems blogai, viskuo nepatenkinti. O tie žmonės, kurių sielos optimaliai veikia, būtent sielos pozityvios, kokios energijos yra švelni, rūpestinga, galbūt ten mylumas ir sugebėjimas apjungti, išlyginti energijas tam tikrose, tarkim, darbo grupėse. Tai yra būtent iš sielos. Dvasia yra atspindi esybės vyrišką energiją. Ir jinai tokia su atkaklumu, su ėjimu į priekį būtent reikalinga. Bet žmonės, kurie per daug, pas kuriuos dominuoja ta dvasia, kurie pradeda vadovautis dvasia, jie susistato tam tikrus įstatymus savo, tam tikras normas, kurių niekada kaip ir stengiasi nesulaužyti. Bet viskas pasaulyje kinta, energijos kinta ir kas tiko seniau kažkokie senieji nusistatymai, įstatymai, tai nereiškia, kad ir toliau jie tiks. Ir todėl tokie žmonės, kurie per daug jau vadovaujasi tą dvasia, jie tampa kietakakčiai, lipa per galvas ir pasireiškia smurtas ir tai nėra gerai. Pozityvios, kaip ir minėjau, dvasios savybės yra atkaklumas, vyriškumas, pas vyrus ypač užtikrintumas. Sekanti dalis, būtent esybės dieviškos komandos, yra aukščiausiai. Aukščiausiai irgi nėra gerai, kai žmogus būtent pas jūs irgi pradeda dominuoti pas žmogų tie aukščiausiai. Kodėl? Todėl, kad tokie žmonės per daug stipriai nueina būtent į dvasingumą, jie nuo žemės pakyla, o kas pakyla nuo žemės, tas nesugeba sukurti, materializuoti savo idėjų, savo norų ir taip nesugeba save 100% realizuoti. Atitrūkimas nuo žemės nėra gerai. Žmogus turi būti ant žemės ir eiti žemės paviršių ir subtiliuose. Kas pakyla, tas priima
energijas, priima suvokimus būtent ne savo lygyje. Ir iš tų suvokimų jie neturi naudos ir jie tiesiog tam žmogui jie nėra skirti. Jis būna arba jie iliuziniai būna, arba tiesiog su jais nieko negali padaryti. Tada sekanti dalis dieviškos komandos yra protas. Žmonės, kurie vadovaujasi protu, tai jie vadovaujasi savo patirties. Vadovaujasi savo patirties, kitų patirties, bet kas seniau yra padaryta, įgyvendinta, tai nereiškia, kad dabar tie dalykai taip pat tiks. Nes, kaip minėjau, panašiai kaip ir su dvasia, viskas keičiasi energijos ir tą, ką mes padarėm vieną dieną ir mums pasisekė, nereiškia, kad sekančią dieną mes tą patį padarysim ir vėl mums pasiseks. Tiesiog mes kiekvieną dieną turim žiūrėti, kaip tą dieną aš turiu padaryti kokius dalykus ir kokias idėjas ir kaip tas mano visa darbo specifika kokia bus. Kiekvienai dienai ta specifika gali būti visai kitokia ir tą informaciją naują tiesiog mes priimdami, mes turim atsirinkti būtent širdimi. Taigi, o širdis tai yra darymas visada tai, ką reikia daryti. Tie žmonės, kurie sugeba išgryninti širdies balsą, tai jie sugeba atsirinkti savo optimaliausią sprendimą, būtent pagal tuo metu esančius, visatoje esančias energijas. Dažnai žmonės maišo sielą su dvasia ir galvoja, kad širdis tai vos ne yra tai, ką mes norim. Ne. Taip atsitinka todėl, kad dažnai sielos dalių esybėje dažnai būna širdies plote ir tiesiog tas viskas susimaišo ir žmonės tikslingai neatskiria, kur širdis, o kur būtent siela. Bet tam irgi reikia tam tikrų įgūdžių, būtent ir sumatymų ir žiūrėti, kodėl būtent susimaišė tos dalys. Ir jas tiesiog sužinojusios priežastis atskirti. Taigi, visos šios mūsų dalys reikalingos, tiesiog kiekviena iš tų dalių turi būti savo vietoje, atlikti savo darbus, kuriuos turi atlikti. Kaip minėjau, širdis turi vesti į priekį, tai yra kelrodė žvaigždė, būtent pasirinkant savo kelių ir savo galutinius sprendimus. Siela vėlgi turi tam viskam įnešti rūpestingumo, švelnumo, to draugiškumo. Dvasia, kad mes galėtume pasiekti savo tikslus, turi būti atkaklumas, ryžtingumas ir ėjimas užtikrintai į priekį. Aukščiausiai reikalingi tam, kad mes visam tam įneštumėm savo tikslam prasmės, tų daugiau gautumėm dieviškų energijų, daugiau suvokimų, kaip kurti, kaip realizuoti, bet jokių būdų, kaip minėjau, mes neturime jais vadovautis. Vadovautis turime savo širdimi. Protas, vėlgi, tą visą informaciją, kurią mes gaunam, iš būtent eidami savo keliu, tą informaciją susisteminam ir mums lengviau atsirinkti ir lengviau atsirinkti, kas mums reikalinga, kokiuose darbuose mes galim savo jau žinomą informaciją panaudoti, o kuriuose reikia panaudoti naują informaciją. Taigi, tiek apie dievišką komandą ir tiek apie jų dalių kaip ir pasireiškimą. Iki viso.